paklausti, kas ten atsitiko su Tarazanu ir Dovidyku. Tai tiesiog jie susipykę ten turi kažkokius ten savo reikalus, ten pykstasi jie ir viskas, tai žinai, čia aš labai į tai nesikišu, nes... Čia ne dėl to, čia ne dėl to, Remigijau, čia dėl, kaip buvo ta kova su tuo Milžinu, jo. Milžinu. Jo. Ką? Jo, dėl to. O tai kokius tie pričinių ieško, kad tai viskas teisėtai vyko? Nu, matai, tai jisai galvoja, kad jam turėjo leist tęst kovą toliau, žinai, nors jam kraujas bėgo iš nosies ir negalėjo sustabdyti to kraujavimo. Tai ten viskas buvo normaliai, tiesiog, nu, jisai čia ant principų, kad pralaimėjo ir tiek, žinai. Ai, tai jeigu kraujas bėgo, tai ką tu gali su kraujančiam nosim toliau tęsti? Na. O tai dar gali krešulys būti, smegenis kraujas patekti ir panašiai, čia pavojinga rizika, o jam labai bėgo kraujas stipriai. Nu tai va, sakau, Bilė dar džiaugiasi tegu, kad sustabdė tą kovą. Tas tai jo. Ką, Petriuk, tu galvoji, mes turim tokį kovotoją Aldą, kur su manim kovojo ir gavo malkų prieš mane. Sakė, nori su tavim sukovoti jisai. Kas jis toks tenas? Ai ten, kur aš jį nugalėjau per 30 sekundžių, nežinau, ar matei tą kovą ar ne. Ir ką jisai nori kautis? Nu, tipo jo, nori su tavim pakovoti, tai aš manau tau visai neblogai. Galėtum ateiti, bam ir viskas. Kovo mėnesį. O kur tu čia ruošiesi tą Aldą, kur čia nori, kad tas turnyras tavo įvyktų? Dar galvojom daryti arba kur nors, nežinau, arba Kėdainiuose, arba Alytuj, arba Klaipėdoj. Matai, aš kai jūs tokiu laiku planuojat, man nebeišeis, man laiku reikia namie būti. O tai ten įmanoma, kad būtent tą dieną kažkaip, kad pavėluosi, todėl nes mes... Niekaip, aš klausiau, niekaip. Toma, nematyčiau. Registruotas šitoj vietoje ir turėjo tokią valandą būti namuose. Va, kad būtų taip, kad... Tai aš mielų noriu. Kovojo daug kovotojų, kurie turi apykojas, bet jie susitardavo, žinai. Ir leisdavo, nes tipos pasakai, kad renginys čia vėluosiu porą valandų ir viskas, nes, pavyzdžiui, pas mus kovojo ir Denčikas ir dar kiti, kurie turėdavo apykojas, žinai. Negalėdavo, turėdavo būti jau nuo 22 valandos namie, bet jie susitardavo su policija ar su kuo ten ir juos išleisdavo. Išleisdavo? Jo, bet jie ten... Nu, man reikia... Daug rimčiau turėdavo problemų negu tu. Nu, man čia lempinį, žinai, Remigijau, čia iš lempos, bet ką žinau, reikės paklausti. Jeigu leistų, tai kodėl ne, sutikčiau. Tikrai, Petrai, leistų, nes sakau, pas mus yra kovoja, kurie turi apykojas ir tikrai juos išleisdavo, pasakai, kad man renginys, kad turiu dalyvauti, kad pavėluosiu ten kokias porą valandų tik tai ir viską, jie užrašo, tokį lapą blanką užpildo ir tu gali kuo puikiausiai dalyvauti. O tas Aldas, tai ten, aš manau, neblogai ten pavarytum prieš jį. Tai jisai kickboksų nori su tavim, tai va. Ai, kickbokso? Gali ir boksų, kaip nori. Aš tai boksus... Kiek jie metų? Kiek ten, aš nežinau, 30 gal mano metų, neatsimenu kiek Aldui. Tai jisai palauk, tai jisai už tau 3-2? Man 3-2, jo. Ai, 23 Aldui. 23 Aldui. Tai 23? Jo, parašė. Ir kaip jis tau pasirodė? Nu, matai, mes ilgai nekovojom, aš per 30 sekundžių jį nugalėjau, tai lengvai gan. Tai jisai naujokas irgi, žinai, koviniam sporte. Tai aš manau, kad nugalėtum jį, tai dalyvauk, tikrai. Tai jeigu tu per 30 sekundžių... Beje, pasilgo tavęs visi, matau, nori pamatyti tave kovojantį. Tai va, Aldas tau, manau, pats tas bus. Sugrįžimui. Ačiū, Hebra, už dovanėlę. Reikės paklausti dėl išleidimo. Jeigu išleis, tai aš tau
Tai aš garantuotas, kad išleis, tai tikrai tave išleis, nes, sakau, ne vieną kartą pas mus yra kovoja žmonės, kurie turi apykojas, tai dar stipriau negu pas tave, žinai, ir išleisdavo juos. Išleisdavo? Tikrai jo, pasirašo tokį lapą, kad ta prasme jisai yra renginyje ir visa kita ir išleidžia. Nėra tokio dalyko, kad sakytų, negali, žinai. Turi tenai, kur tave turi atsižymėto, ne, kaip suprantu? Ne, aš namie naktinį režimą turiu būti, bet į mėnesį kartą turiu važiuoti į probacijos tarnybą. Skambini probacijos tarnybą ir sakai tiesiog, kad tau yra renginys, kad tu tą ir dieną iš karto, žinai, iš anksto, ten kokią, nežinau, porą dienų iš anksto turi perspėti, kad tą ir tą dieną tau bus renginys ir kad tu vėluosi. Ir viskas, ir žinok, kuo puikiausiai išleis. Ir viskas, ir varai sulaužyt Aldą. Tai reikia paklausti. O šitą klausyko Dominikas kovos su kuo nors dar toliau. Kovos, faktas, kad kovos. Kaip tu, Remyga, manai, kaip čia su tuo ispanu, aš kurio, žinau, žvengiau iš tų lietuvių, kurio palaikė ispaną, kurio, tai pas mus Lietuva eiktų, kosmosas toš. Ten Kaunas buvo dėl to taip, kauniečiai. Ir taip, ta prasme, ten, žinai, daug kas ir Domą palaikė, bet ten buvo tokia viena kauniečių hebra, kurie sportuoja vienam sporto klube ir jie susipykė su Dominiku. Tai ten ta hebra pagrindė ir skandavo ten visokias nesąmonės, žinai. Bet tai juokinga, kuro už Ispaną palaikė, tai kuro, jeigu Kauno Žalgiris žais su Ispanija, krepšinį ir tegu reikia, kad Ispanai, čia yra. Matai, Dominikas turi heito nemažai ir panašiai, taip jau yra, tai ką čia, žinai, tokie lietuviai. Bet tu pats žinai, dėl ko mes tuos heitus turim, čia iš pavydo, čia tai dar. Aldas tavęs klausė, Petrai, pas mane komentaruose, kiek tu sveri? Aš dabar sveriu gal kokius 8-6 ar 7 kg. Pats tas, nes ir Aldas rašė, kad panašiai sveria. Tai labai gerai. Bet tai man nusišikt svorių kategorija. Sakau, yra mano kova su juo, tai gali pasižiūrėti. Yra ir YouTube'ai, parašysi Remigijus Viršila Aldas ir rasi YouTube'ai tą kovą, pamatysi. Tai manęs net neprilėtė jisai, tai sakau, gali su juo drąsiai kovoti. Tai jo, bet tai pats žinai, Remigijau, didžiausias Lietuva būtų mačas, tik su tavim man įdomiausia. Jeigu tik nori, Petrai, galim, jeigu tik nori. Tu pats žinai, Remigijau, ateityje vis tiek bus. Pats žinai, Remigijau, ateityje vis tiek bus. Ateityje, jeigu norėsi, galėsim. Aš visą laiką už, kada tik tais nori. Žinai, Remigijau, kas bus, tas bus. Kuris laimės, nesvarbu. Tai jo, sakau, jeigu kada, Petrai, norėsi, aš visą laiką už, kol dar sveikatą man leidžia. Bet susprogs internetas, tai tu pats supras. O ką klausyk, su Maibachu susisiekėt judu? Maibachas dabar Olandijai išvažiavęs. O kaip šiaip tavo teismo reikalai jau pasibaigė? Oi, man tai ne, man dar tęsiasi, mane dar vienam teismui padavė. Tai žodžiu, reikalų visokiausių čia. Dar padavysi. Dar 2 teismus padavė. Tai dabar įsivaizduok, tas, kuris baigėsi man teismas, aš susimokėjau baudas, viską sumokėjau ir mane padavė apeliaciniam, kad atseit per mažai pinigų sumokėjau. Tai dabar bus aukštesnysis teismas ir paskui dar mane padavė ta moteris už tai, kad aš atseit ją šmeižiu socialinėje erdvėje, kad jinai nesirūpina vaikus savo ir panašiai. Tai dar prašo 5000 eurų dar iš žona teismą. Tai kiek iš viso, jeigu čia taip sudėjus suma išeina? Apie 20 000, ne viršaus. Viską susimokėsiu, dar priteis, tai tada jo kažkas panašaus. Kurva šitiek pinigų kainuotų, Brangiausia pliauska Lietuvos istorijai. Jo, tai aš ir sakau. Bet tai, Remigijau, tu pats supranti, kad čia pinigų pasipelnimas.
Nu, tai taip, tai ir advokatas mano tą patį sakė, nu, kad, ta prasme, jau dabar būtų viską užrišę, baigę ir panašiai, bet matai, pasakė, kad atseit jie mažai, ką man priteisė, nori apeliacinio teismo, kad peržiūrėtų aukštesnysis teismas, kad atseit mane nuteistų dar didesnę sumą. Tai čia, žinai, advokatas sako, čia bandymas pasipelnyti ir viskas. Tai faktas, čia uždirbti pinigų reikia iš tokių teismų. Tai čia faktas. Aš ir va čia matęs tokių, kad gauna į nosį, paskui rašo pareiškimą ir pristeisė pinigų prašo. Na, tai man ir va čia nepersinė Remigijau įpiso, žinai, ten pažįstami malkų. Nu, mes trysia įpisom ten vieniem, žinai, įpisom, jau Zajevom gazdina, žinai. Nu, prie mano namų čia atvažiavo, šaukinėjo, įpisom Zajevom jau gazdina. Nu, tai davai, sakau, nu, tai rašyk tą Zajevą. Jau pareiškimais jį gazdina. Nu, tai kurva, nu, tai tokį pyzdės. Na. Nu, taip jau yra tokie laikai dabar šiais, žinai. Patys prisibazarina, ir patys gauna, ir patys pasirašo. Nu, taip jau yra. Tai reikia dabar matai, Remigijau, galvoja, kad tu pinigų maišais nešiojasi, tai ką galvoja iš tavęs prisiteis? Na. Ir prisiteisė jau nemažai ką, jau aš daug sumokėjau. Na. Tai pasisekė, į naudą gavo, kažką gavo. Nu, Chebra 400. Nu, gerai. Šitą Remigijau, jeigu ką paklausiu, jeigu mane išleis, jeigu ką, tai aš tau pasakysiu, žinai, jei mane išleis. Tai tave išleis 100%, 100%. Tik tai tu pats pagalvok, ar tu nori šitos kovos, pasižiūrėk, kaip jisai juda, kaip jisai kovoja. Ir jeigu tu nori, tai mes padarysim šitą kovą. O kad tave išleis, tai aš garantuotas, jie neturi teisės tavęs neišleisti. Todėl, nes tu dalyvauji sportiniam renginyje. Na. Tai be problemų. Nesakau, žinai, man kuro 10 valandą jau namie reikia būti, žinai. Tai va, nes čia, žinai, tu, nu, blėt, žinai, Remigijau, aš dabar pats, žinai, baisu, kur išeit, žinai, nors, žinai, kad ta, kur, va, esi populiarus, labai greitai pokš nutrauks telefoną ir viskas, kas nors. Na, viskas, na, būčiau nepopuliarus, tai kits reikalas, o dabar vasakau, va. Reiks paskambyti ir paklaus probacijos tarnybos numerį turiu, pasuksiu ir aš tau parašysiu į privatų. Na. Nes man galioja dabar iki rugpjūčio 20. Galioja. Šitą visas mėšlas, žinai, galioja. Tai va. Ačiū, Jonai. Tai da tau matai, o iš mane žinai, kiek pinigų prisiteisė iš viso, aš tau pasakysiu. 2800 eurų prisiteisė. Tai dar normaliai prasisukai, ačiū Patricija, dar normaliai prasisukai. Nu, bet žinai, už tokius pinigus, nu, aš kiek pažiūrėjau, nu, tai paskaičiavau per 10 metų, man tie 2800, tai 5 ar 6 kartus daugiau uždirbau, dar daugiau. Tai aš palyginus, tai jo, per 10 metų paskaičiavus, tai man atsipirko labai. Nu, 2800, tai palyginus, nu tikrai, jeigu aš būčiau kas metais pirkęs savo kurą ir dar būčiau nepardavęs, tai man būtų minusas išėjęs, nu. Bet tai reiškia, žinai, nėra baisu, žinai. Bet tai va. Jo, tai prasisukai vis tiek. Petriukai, matei kokį naują projektą reklamuoju? O kokį tu čia reklamuoji, aš nemačiau, apie ką. www.laimėtojas.lt labai geras dalykas. Ta prasme, žmonės daro PlayStationus visokius naujus žmonėm dovanoja. Dabar bus ausinės Beats, kurių kaina 400 eurų. Ir žmogus gali užeiti svetainę, yra Instagramas laimėtojas.lt ir yra svetainė. Užeini, kainuoja, įsivaizduok, bilietėlį nusipirki už 1,99 €, o gali laimėti 400 eurų. Ir žmonių kiekis labai mažas dalyvių, bet užvakar laimėjo mergaitė PlayStation 5 už 500 eurų, visai nauja. O, va. Nu, tai sakau, geras dalykas. Pabandyk pats užėjti, laimėtojas.lt vadinasi. Ai, čia pas tave?
Ne, aš reklamuoju juos, bet labai faina organizacija todėl, nes ta prasme, žinai, jie tenai, va tokius dalykus, aš jau senai, aš kaip Airijoje gyvenau, žaisdavau, žinai, tokius žaidimus, va ir dabar žaidžiu dėl mašinų visokiausių ir panašiai, va tau parodysiu žiauriai gerą programėlę. Va. Čia yra tokia programėlė ir čia va visokios kelionės, mašinos ir panašiai, gali laimėti mašiną už 2 eurus ir panašiai, žinai. O tokius visokius prikalikus. Reikės man. Jo, ir lietuviai tokį padarė dalyką, dėl to šitą judesį labai palaikau, reklamuoju jo, žinai, ir panašiai. Tai, blemba, ne kiekvienas gali nusipirkti Beats ausinės, kurios kainuoja 400 eurų už 2 euriukus, žinai. Nu, tai tas dalykas, nu. Nu čia laimės kūdikis, kad tu gali išlošti, tai čia. Va, mergaitė prieš 2 dienas nusipirko vos vieną bilietuką ir laimėjo PlayStation už 500 eurų. Nu. Aš pirkau 12 bilietukų ir nelaimėjau. Tai jai pasisekė. Jai pasisekė, žinai. Ir viskas. Aš kiek atsimenu, tų telaloto bilietų pirkdavo po 10, 20 pirkęs. Ir kurva, kai tik nedaugiau, kai 10 eurų laimėjęs. Tai matai, telaloto dalyvauja visa Lietuva, žinai. Aš čia, va, pavyzdžiui, dėl PlayStation'o dalyvavo 80 žmonių, sakė. Nu, tai, žinai, mažas kiekis. O dabar dėl Beats ausinių 400 eurų ausinės labai geros. O, sakė, dalyvauja dabar tik tai 7 žmonės po kol kas. Tai įsivaizduok, ant kokias galimybę laimėti. Na. O norėjau tavęs paklausti, ką veikia Dominikas dabar šiuo momentu. A, jisai buvo pas mane, va, neseniai prieš porą dienų išvažiavo, tai buvo atvažiavęs čia į svečius pas mane, pabuvo, žinai, nes mes derinom naujas džiunglės, žinai, darysim kovo mėnesį, nes visi jau verkia, kada bus džiunglės, sako, kad čia klaunada ir panašiai, o kiekvieną dieną man visi rašinėja, kada bus renginys, kada renginys. Tai va, tai greitų metu. Tai, o šitą noriu paklausti tavęs, o tai dabar Tarazanas nedalyvaus Django Kinge? Nu, po kol kas tokio plano jokio nėra, nežinau. Tai nebent čia Dominikas sugalvos jį pridaužyti, tada gal. Bet po kol kas aš nieko nežinau apie šitą dalyką. Bet tai jeigu jie sąskaitą suvedinėja, tai aš manyčiau, būtų šitas dalykas jiem rinkiai išsiaiškinti. Nu, būtų įdomu, manau, aišku. Jo, jeigu jau jie ten gatvėse kapojasi, tai aš manyčiau pereiti į rinką, tegu jie rinkiai aiškina teisėtai ir kam gatvėje. Aš mačiau tą video ten, tai ten, aš galvoju, kad tie suvaidyta, Daug žmonių rašo man, kaip vadinasi programėlė, Hebra laimėtojas.lt. Instagram. Aš maniau, kad tie tapliuką netikra, bet kelis įkius peržiūrėjau, žiūrėjau, kad ten. Malijas susimušė, plus Dominikas sakė, peilį traukėsi, jis pas mane buvo atvažiavęs paskui. Peilį traukėsi, sako, tai nupirškiau su ašariniam dujom, sako, nes nublė. Taip, tai kas jam čia pasidarė, aš nesuprantu, kas jam čia pasidarė. Gal emocijų, žinai, būna. Pavyzdžiui, aš irgi to vaiko, jeigu būčiau žinojęs, kad jam 17 metų, tikrai nebūčiau nukirtęs, bet aš buvau po savo kovos irgi įkaitęs ir mane kažkas čia kolioja, kviečia į ringą, ateik čia į ringą toks ir toks. Tai irgi, žinai, man irgi emocijos užėmė ir va, žiūrėk, už vieną bankę dabar susimokėsiu, jau 10 gabalų. Nu kurva, sakau, čia tu juokingą sumą susimokėsi, eina, tau čia nenusisekė, kur. Tai jau tikrai blemba, žinai, jau geriau būčiau tos 10 000 paaukojęs kokiam vaikų namam arba šuniukų prieglaudai. Bet jau dabar žinosi, kad kitą kartą paimtų sprando, išmes tokius ir viskas. Nėra ko su jais ginčytis, paėmė ir išmetė sprando ir viskas. Matai, emocijos suėmė ir viskas. Kažkaip net aš pats nesitikėjau, pats paskui supratau tik po to, kai išėjo įskrido ranka man ir viskas taip jau gavosi. Nu tai nervų, tai tu pats supranti, ar taip gali vaikai ant visų varyti. Taip. Turi gerbti vyresnius. Bet tu įsivaizduok, man žmogus beveik 70 metų pensininkė moteris pasiūlė mane, sakė, už kas. Aš tik nusijuokiau ir pizda, karoči. Už kas 70 metų pensininkė man. Tai ką galiu aš jai sakyti? Ai,
Tai, žinai, dar čia gal bobutei pasisukę šarabanai, bet kai jaunimas, žinai, rašo tokias nesąmonės, nu, bet aišku, nori dėmesio, dar kažko, čia viskas normalu. Na, jaunimas, tai suprastų. Beje, Petriukai, pasitreniruoji tu dar dabar šiuo metu kažką, paboksuoji? Pasitreniruoju dar, o ką, pasitreniruoju, aš sykį į savaitę, žinai. Bet dabar čia viens bachūrėlis, man jau dabar nereikės toli važinėti, ruošia, čia štanginė visai bus, ar dar geriau bus. Suoliukus jis te supirko, kad aš te vakar buvau, tai dar sakau, tai gerai, žinai, sakau, aš tau už tą nuomą pamokėsiu, žinai. Nu, suoliuką jau nuspirkė štangą, dar ką jis ten pirks. Nu, bet tai man kūro viskas šalia namų, viskas kūro arčiau, viskas bus. Tai piezdės sąlygos man pačios geriausios, kūro ruoštis dar kūro nereikės į vieną galą važinėti, į kitą galą. Fa, Jėzus, piezdė. Na. Labai gerai, labai gerai. Galėsi tik tai, žinai, kad žinai, va dabar po... Jo, tai žinai... Galėsi pasiruošti, kas ateina į kovai, Petrai. Na, aišku, jeigu jau čia tas vyrukas tas sąlygas geras įveiks, padarys, nes dabar dar štanga tik iki 80 kg, tai svorių pripirks, tai aš sakiau, kad ir jaunimo, žinai, kad ateitų tenais daugiau, kad, žinai, jam atsipirktų viskas, ta nauda, ką jis investuoja, žinai. Nu, bet jisai bys vis geriau negu važinėti ant kuro į kažkokį miestą, žinai. Faktas, aišku, ar čia viskas po vietoj. Tai gerai, žiūrėk, jeigu ką tave domina, ne ta kova su juo. Jeigu ką tai mane domina, jeigu ką aš tau parašysiu žinutę, arba Dominikas turi mano numerį, jisai žinai. Ir aš į ten dabar šiandien šventą, aš paskambysiu gal antradienį. Tenais į tą probacijos tarnybą ir paklausiu viską, aš tenais tiksliau, kad žinočiau, ar leidžia, ar neleidžia, žinai, nu, tai ir vieno žodžio. Jeigu leidžia, tai aš pasirašyčiau ant sykio, žinai, man tai pochio. Dabar aš tai... 100%, leis, jie neturi teisės neleisti tau dalyvauti sporto varžybose, plus tu nieko blogo ten nepadarei, ten ką ten medžius kirtai, ar ką ten kiek žinau. Medžius pjovė. Nu, tai va, medžius pjovė, tai čia dėl to, kad dalyko tavęs neišleis tikrai nebus taip. Yra žmonės, kurie va ir visokių nusikaltimų padarė, ir muštynės buvo, ir panašiai, va, kaip mus kovojo, ir juos išleisdavo, ko puikiausiai, kai jie paprašydavo. Tai žinok, čia 100%. Išleis tave ir pamatysim Petrą, Jungle King'e vėl. Tai va, sakau, reikia pasiskambyti, žinosiu. Aš jeigu tai išleidžia, tai kodėl ne, sudalyvausiu. Nu ir super, tada viską suderinsim. Gerai, Petriukai, sveikatos tau. Aš lėkiu tada.